Radai mane, ne? Radai. Nu, pažiūrim, ar seksi. A, matai? Uiha! Tai sveiki įsijungę projektą Karavanas antrą dalį. Kaip matėt, neišlaukiau, kol nuvažiuosiu į objektą su traktoriuku ir atsivežiau į sodą. Biškelį prasibandyti norėjosi. Tiesa, dabar, ką jūs matot, tai nėra tas pats filmavimas kaip ir traktoriukas. Deja, viskas, ką buvau nufilmavęs tą dieną, susigadino, nes buvo labai didelis vėjas, nebuvo detketo ir žodžiu, va tiek aš stengiuosi dėl jūsų ir ne aš, už kadro Dovilė, kuri filmuoja, tai va tiek va įdedam darbo, kad tas turinys būtų kuo kokybiškesnis. Tai nieko nelaukiant, šiandien noriu papasakot apie jau galvoju turimas idėjas tiek vizualinės, tiek techninės, kaip tas karavanas turėtų atrodyti. Tai bekalbant įmėsiu, turiu eskizus pasipaišęs šiokius tokius, tai čia kur nors kampe matysite eskiziuką ir aš to pačiu papasakosiu, ką esu suplanavęs. Taip pat dar nufilmavau važiuojant prieigas prie sodo, kaip buvo patirta žala karavanui, tai irgi parodysiu, kur buvo didžiausi iššūkiai, tai kažkas galbūt, kai transportuosit karavanus, numatysit šitus dalykus, kad reikėtų prasimatuoti ir įsivertinti. Tai žodžiu, jau turiu karavano išorės estetinį dizainą. Visas karavanas, kuris yra dabar, žinot ką, painam iš šono. Tai žodžiu, visas dabar karavanas, kuris yra, tai šitas karavanas bus apšiltintas putų polisterolu. Nežinau dar XPS-ų, ne XPS-ų, čia dar numatysim, bet šiltinsiu ne daugiau 15 cm. Sakysit mažai? Nėra mažai. Konsultavausi su ne viena įmonė, su ne vienu meistru ir tiekėju apie būtent šitus dalykus ir jie man pritarė, jie panašiai maso kaip ir aš, kad dabar statybos yra kur kas per daug tokio perteklinio medžiagų naudojimo ir pavyzdžiui, kas liečia polisterolą, tai mano žiniom, galbūt aš klystu, galit parašyti, jeigu klystu, bet daugiau negu 15 ar 20 cm polisterolo jau nebeturi skirtumo. Tarsi, ar tu dėsi 20 ar 25 ar 30, jau šiluminių savybių jisai nebeturi kažkokių ten super duper geresnių. Esmė tokiuose projektuose daug svarbiau yra sandarumas, o ne šiltinamos medžiagos storis. Tai važiuojam toliau. Skarda bus nulupta, nes jinai yra jau gavus nemažai pažeidimų, tarkim matosi ir ten atsilupė, ir ant stogo jau turim pažeidimų, tai ją lupsim. Kaip atsirado pažeidimai, parodysim kelionės epizodus. Tai va šitų keliukų mes būtent ir atvažiavom su tuo karavanu. Tai gavosi komplikuota, va mato dabar pavyzdžiui net ir prasilenkti dviem lengvosiom mašinom jau yra sudėtinga. Tai va čia ir turėjom didžiausią kliuvinį, vieną didžiausių kliuvinių va čia nais. Nes čia buvo reikalų va pro šitą kampuką namo ir medžio pravažiuoti. Tai čia labai milimetrais stebėjom namo stogą. Tada sekantis momentas buvo va šitas didelis medis. Tai čia irgi užsisukus, kadangi karavanas apie 11 metrų, jis išsikišęs dar buvo už Fiskaro, ten kokius 4 metrus. Tai žodžiu, va čia irgi suktis, čia vos nenudaužiam pusę namelio. Bet ilgiausiai užtruko mes va šitame tarpelyje. Va čia. Tai čia tikrai buvo reikalų, aš čia lipau ant karavano stogo, tas šakas kėliau va šitas visas, nes čia buvo komplikuota. Tai va, toks buvo atvežimas, nu ir aišku, karavanas, kaip matot, patyrė šiokios tokios žalos. Skarda lupsis, po ją yra karkasėlis, kuris yra užpildytas vata. Tai greičiausiai ta vata bus įmama lauk, užpildoma tarpai tuo pačiu polisterolu ir tada ant išorės dar klijuojamai papildomai polisterolas. Gavau klausimą dėl rasos taško. Apskritai ir pats domėjausi rasos tašku, tai kas nežino, kas yra rasos taškas, tai yra patalpos temperatūra, kurios žemiau nukritus gali patalpoje susidaryti kondensatas. Jis skaičiuojama pagal specialią formulę, bet reikalinga iš principo du matmenys, tai yra patalpos temperatūra ir santykinis patalpos drėgnumas. Ir tada vedamas koeficientas ir kaip pavyzdys, turime patalpos rasos tašką 12 laipsnių. Tai jeigu siena yra šaltesnė negu rasos taškas kambario, tai tarkim siena yra 11 laipsnių, rasos taškas yra 12, tai greičiausiai ant sienos susidarys kondensatas. Ir jeigu mes turim kažkokius šildinimo sluoksnius, tarp jų gali susidaryti kondensatas, rasos taškas vadinamas. Šituo atveju
atveju to turėtų nebūti. Kad to išvengti, labai svarbu yra ventiliuoti patalpą, tai naudosim kažkokį tai rekuperatorių, nedidelį, nes patalpa nedidelė, ir žinoma šildymas. Tai šildymui naudosim oras, čia turbūt jau 95%, žinoma, bus kažkokia krosnelė, tiesiog jaukumui svetainį užsikurti vėsų žiemos vakarą prie tauraus gėrimo taurės žaidžiant šachmatais. Taip nebūna, bet skamba gražiai. Tai viskas, ką matot, šildama puta. Paskui bus armuojama ir dažoma fasadiniais dažais. Paprasta. Stogas bus greičiausiai skardinis, šildomas apie 15 cm puta ir skardos lakštai turėtų būti vientisi, 6 metrų. Stogas bus vienšlaitis. Bus ir antras šlaitas, bet iš principo namelio stogas bus vienšlaitis. Ana pusė, kaip ir šita, niekas nesikeičia. Tačiau keičiasi fasadas. Einam prie fasado. Fasadas. Dabar aš jums įmetu eskizą savo nupieštą, viskas piešta ranka, greitai, bet kad bent jau parodyti, ką aš įsivaizduoju. Vėliau padarysiu eskizą su programa. Namelis nuo to, kur dabar yra, vėlgi, čia nusilupsta skarda, nes jos nereikia, dėl rasos taško ir dėl ryšio slopinimo. Ir 2 metrus į čia dajungsim karkasą. Tai vat, kur dajungsim karkasą, jau šildysim vata. Vata, aišku, tenais garo plevelė, visa kita, vata, difuzinė plevelė. Nu, čia jau su karkasu yra kur kas paprasčiau. Ir šita dalis namelio, būtent nuo kur jau karkasas prasideda, apdaila šitos dalies jau bus medinės lentelės. Jos greičiausiai bus statmenos, taip pat kaip sandėliuko. Prašau parodyti operatoriaus sandėliuką. Būtent sandėliuką ir statant buvo ta idėja, kad visas namelis kažkada bus toks, bet kadangi dabar jau ieškau logiškų, protingų, pigių ir efektyvių sprendimų, tai pusė namelio bus būtent tas fasadas, bus medinis. Taip pat nuo šitos zonos, jau mes tarkim turim čia namelio pabaigą, apie 4 metrus dar bus terasa. Medinė terasa, kuri bus įrėminta, ir terasa bus beveik iki durų. Tačiau stogas terasai, vat kaip ir minėjau, čia šlaitas, į kitą pusę šlaitinis stogas, nesibaigs ties terasa, jisai baigsis už įėjimo. Tam, kad parėjus, kol atsirakinsi namus, su krepšiais galbūt iš parduotuvės, kad tau nelytų, nesniktų ant galvos ir panašiai. Laiptai bus, kuriais bus galima užlipti tiek į namus, tiek ant terasos. Spalvos. Čianais aš turbūt per daug laiko praleidau Skandinavijoje ir man asmeniškai yra labai gražu tiesiog juoda balta. Tai aš greičiausiai ir išlaikysiu šitą vat, būtent norą, juoda balta. Tai fasadas bus iš principo juodas, vat, kaip ir rodytas sandėliukas. Tik langinės, durų rėmai, durų apvadai, turbūt, jeigu tiksliau, terasos įrėminimas bus balti. Jeigu įdėmiai klausė, tai turbūt kilo klausimas, jeigu anoje pusėje nedarau karkaso, tai kas laikys stogo konstrukciją? Tai ten darysim atraminės kolonas. Tai bus ant kampų ir turbūt dar bent porą per visą namelio ilgį atraminių kolonų. Čia viskas kaip ir aišku, kadangi čia turim terasą, čia turim karkasą, tai su atramom viskas ok. Tenais taip reikės atraminių kolonų, kurios laikys skersinius, taip vadinkim ar ne. Tai jo, jos bus, bet nebus viso karkaso. Tai pakalbėkime apie komentarus. Dėl rasos taško aš jau atsakiau. Buvo komentarų, kad daug kalbų ir jokio veiksmo. Tai žiūrėkit, aišku, protingi žmonės supranta ir aš dabar atsakinėjau žmonėm, kurie supranta, į klausimus žmonių, kurie nesupranta ir kurie nesupras. Bet esmė kokia? Kad šitas visas reikalas nevirstų kažkokia tai šūdo krūva, reikia daug pragalvoti, daug praplanuoti ir strategiškai viską sudėlioti. Kad tai būtų ir finansiškai viskas normaliai ir kad tai būtų logiški sprendimai statybų prasme, statybų apskritai tais visais reglamentais, taisyklėm ir panašiai. Tai šitas dalykas reikalauja laiko. Tai plus nuo pirmo epizodo įkelimo iki dabar yra praėję apie 7-8 dienos. Nežinau, kada šitą epizodą įkelsiu. Tai realiai 7-8 dienos mes jau turim visą vizualą, mes turim nemažai techninių sprendimų, mes turim apšildinimo sprendimus ir panašiai. Tai nėra, kad mes nieko nedarom. Bet taip suprantu, norisi veiksmo, norisi griovimo. Tai aš ir jo laukiu ir jisai artėja. Dar vienas svarbus momentas buvo, kuris, aš kažkaip galvodamas praleidau tai pro pirštus, bet iš principo namelis nebus 50 kvadratų. Dabar jis yra apie 44 kvadratų, 43, dastačius dar 2
ant 11 jau įsigaunasi 60 kelių, beveik 70 kvadratų ir čia mums jau reikia leidimo. Projekto leidimo paprasto, bet reikia. Reikia, vadinasi, bus. Vadinasi, derinsim. Bet jo, nenoriu aš palikti jo tokio mažo. Tai va čia šitą kažkaip buvau praleidęs per savo mintis. Nes anksčiau buvo galima berods sodo namelius iki 80, prieš metus kažkur, kiek aš atsimenu, buvo pakeista, kad nebe, tik 50. Nu tai ką, šitą variantą spręsim. Terasa. Terasa, aš labai norėčiau terasą padaryti pusę ant griežtinių, pusę ant betoninių polių, kad tiesiog parodyt žmonėm, kas yra efektyviau, darbo prasme, kas yra lengviau ir panašiai. Nors turbūt 90% meistrų pasakys, kad tai yra griežtiniai poliai, nes pirma, tai yra ilgamžiškesnė medžiaga, antra, tai yra paprastesnis darbas, trečia, susukai ir gali dėti karkasą, kai su betonu to iš principo negali, vis tiek turi palaukti, kol poliai sustings. Tarkim, namelių poliai tai iš vis laukiu porą savaičių, kol susistovės. Tai turbūt griežtiniai poliai jo yra geriau, bet norisi parodyti, nes šitas visas projektas yra toks kaip pavyzdinis, kaip galima daryti, ką galima daryti ir panašiai. Tai dar kartą ačiū visiems, kas žiūrit, ačiū visiems, kas palaikot, ačiū visiems, kas sekat. Tiesa, gavau komentarų, kad kaip galėtume prisidėti prie projekto, norėtume pervesti kelis eurus ar daugiau. Tai šito tikrai nenoriu, bičiuliai. Noriu kaip tik, kad šitas projektas būtų nauda žiūrovui, nes Lietuvoje nėra nieko panašaus. Karkasų pristatyta, mūrinių pristatyta pilna. Tokios nesąmonės, kokią čia darom, nėra padaryta ir norisi iš jos duoti maksimalią naudą žmonėm. Tai aš būsiu labai laimingas, jeigu atsiras įmonių, kurios nori prisidėti, kurios nori dalyvauti projekte ir kurios nori padėti, bet žmonių fizinių nenoriu aš daryti prenumeratorių ir sakyti, davai, meskit čia euriuką, 2 ar 3. Ne, šito iš principo nenoriu. Aš pakankamai principingas gyvatė ir čia man jau toks yra principinis dalykas. Tai ačiū labai, kad tą siūlot, žiauri fainai, bet nereikia. Užteks, jeigu paspausit prenumeruoti, pakomentuosit ir paspausit laiką po šio video ir po visais kitais. Tai dar kartą ačiū, šiam kartui tiek. Lauksiu jūsų nuomonių ir labai laukiu, kol pradėsim griovimo / statybos darbus. Tai iki sekančio epizodo, iki.